Sveiki, esu Tomas, man 25 metai, esu iš Veisiejų. Važiuoju ieškoti mergaitės, nes esu labai stambus ūkininkas ir reikia pagalbininkės. Tai būtų gerai, kad būtų su ilgais nagais, nes kapliuoti reikia. Galėtų būti pasportavus, nes kaip kas reikia nešios. Tikiuosi tokią rasi tame autobusėlėje. Esu Silvija, man 18, nekenčiu plikų bičių ir tikiuosi jis bus netoks. Aš esu Ilona, man 19 metų. Galėčiau bičią išrengti per 30 sekundžių, bet jeigu jis bus staresnis, galiu užtrukti ilgiau. Mano vardas Neringa, man yra 18 metų. Man patinka bamsai, jeigu vaikinas bus su golfu, pasiimsiu pinigus. Aš esu Sniegė, man 18 metų. Man patinka paprasti vaikinai, pižono man nereikia. Sveiki, aš Irma, man 22. Dirbu apželdinimų firmoje. Jeigu tas vaikinas bus maumedis, aš jį iškirsiu. Merginams svajonių vaikinas aukštas įdegęs ir be treningų. Pažiūrėsim, ar kurį nors pavyks sužavėti šmaikštuolį ūkininką Tomą. Aš viliuosi, nebus koks nors storas, tikiuosi jis bus pasportavęs, gražus, įdegęs. Kad įdegęs būtų neblogai. Bet kad nebūtų tik tais ilgais plaukais. Ir be treningų. Na ką, merginos, kuri čia pas mus šustriausia? Kurią leidžiam į žvalgybą? Aš manau, Irma drąsi. Taip. Pirmoji susitikti su Tomu eina Irma. Na, mažiuk, aš labai tikiuosi, kad tu nebūsi molis. Irma, 22 metai, valgo labai daug. Namie augina peliuką, mano, jog yra drąsi. O, labas. Aš Irma. Tomas, labas. Malonu. Nu, kaip jums pasirodė Irma? Mergina su kiaušiniais, kaip sakoma. Įdomu, po kiek laiko grįš, ar negrįš? Norėjau tas vaikos šukusnę žiūriu, pasidarius, nuo plaukus prisižiūriu. O kaip apačioje, ar tu kokį nors dar gerą šukusnę darai, ar ne? Iš šitokius klausimus neatsakau per pirmą pasimatymą. Manau, kad vėliau sužinosi, jeigu norėsi. Pavyzdžiui, ypač žiemą, kur tu įdegsi, saulės nėra, tai reikia vaikščioti solerį. Buvau visą savaitę pravaikščiusi solerį. Tai po to apsilupau truputį ten visur, kur galima. Ir po to vėl savaitę, kad nusibaupėmus uždegėme. Matai, man tai dėl to tai nieko, bet prieš draugus ar matai? Tai tu mane žadai rodyti draugam? Mano apačia. Nežinau, aš taip galvoju, negalima. Manau, kad ne. Ne, gerai, kitas. Gerai. Jeigu žadi savo panelių apačias rodyti draugam, tai tu esi visiškas žioplys. Dėl šukusinos tai buvo bajeris ir jeigu tokio menko bajerio nesupranta, tai ką daugiau gali tada kalbėti. Jis yra maumedis ir jį reikia kuo greičiau iškirsti. Jei tik palinkėčiau sėkmės gyvenime, daug gyvulių sveikatos, tegul laiko kytas. Iš išvaizdos gražus, iš tikrųjų gražus, bet proto pasitakė pas uodą š. Irma nesuprato Tomo humoro jausmo, todėl jis ją iškitavo. Gal pavyks kitai merginai? Aš nežinau. Kažkoks lochas, net nepradėjom važiuoti. Jisai pasakė kitas. Pradėjo visokių nesąmonių klausinėti. Aš jam atrodo atsakiau, bet jisai ne. Kitas, dėl ko, net nepaaiškinu, dėl ko. Aš nežinau, kokias jam panelis reikia. Gal fifos? Jūs labiausiai fifos panašus. Gal tu Neringa eik? Nuteks? Dabar Neringos eilė. Tikiuosi būsi kietas bičias kaip iš mano rajono. Neringa, 18 metų, dirba modeliu. Mėgsta kebabus, save laiko FIFA. Labas. Sveikas. Prisėsk. Kaip sekasi? Neblogai. Neblogai, matau, prisižiūri mergaitę ir... Stengiamės. Irgi gražiai parodė. Ko klausi, kaip pas mane apačio plaukais tvarkyti? Matai, aš esu iš Lietuvos, lietuvis, tai dėl to esu šviesus, baltas, o matau, gal tu iš ko nors iš toli? Nu, kad ne, irgi iš Lietuvos, vis tiek labai mėgstu soliarimus. Soliarimas. Soliarimas yra gerai. Taip. Aha. Aš ir turiu soliarimą savo, jo. Išeinu. Nuostabą. Žiūrėk, va. Tau aš norėsiu padaryti veido kaukę. Matai, visą gyvenimą prie ūkio. Šitos rankos labai kiek kolūkių pakėlė, pavargiai yra nuo ūkio darbų, nuo šakių. Labai norėjau kažką prie grožio dirbti, gerai? Tai aš tau norėsiu kaip ką parodyti, gerai? Dabar jeigu gali atsigult. Šiaip rekomenduojama vieną kartą į metus nusiprausti, nebūtina, bet rekomenduojama. O tu ar prausiesi? Prausiuosi. Nes aš žiūriu, tu labai daug makiažo uždėjęs, tai labai
labai sunku. Tai va, dabar žiūrėk, aš tau kaukę padariau, dabar liko tik su kempinėlė, šitas kempinėlės, žinok, yra labai stebuklingos. Ar ir kirpyklas dažnai vaikštat, ar kaip? Na, jeigu labai dažnai kirpyklas vaikščiasi, tai man atrodo iš vis nepakulyčiau, nes Pūkais tik tai. Nebūtinai kirptis, gal dažytis. Tu sakei, prausiesi, va, matai, aš tokio tamsumo savo medžius nuo zuikių tepu, bet tai nebijau, nieko. Viskas yra ištaisoma. Dabar būsi labai graži. Dabar truputėlį atsikelk, aš tau parodysiu veidroduką. Va, žiūrėk. Nu kaip, išgražėjus mergaitė, ar ne? Nu, niekada gražiai. Nu, matai, aš tau labai daug užtepiau iš tikrųjų, bet jeigu šiaip tu gyvenime nesiteptum makiažo, nes kai nuvaliau, tai graži mergaitė būtų tau daug geriau, žinau, dėl to aš tau geriau linkiu būk savimi ir būt graži, ir bedėje sakau kitą. O svoločius, ne? Neturi net žodžių, ant kiek nusivylė žmogum. Norėčiau perduoti visiems žiumbrams. Įgykite protą, po to vaidinkite kietus. Nu negerai, nereikia teptis, jeigu graži pana, tai kam to špaklio. Tomui, tu tikrai daug ką praradai mane prakyti, nes tokios kaip aš daugiau nebus. Man atrodo, tokia mergina tai į kiną. Tomo manimu Neringa naudoja per daug kosmetikos. Gal kitai merginai pasiseks? Žiūrėk, kaip manęs padarė. Čia super. Čia kaukė vadinasi. Nu ką, merginos, kuri čia nori labiausiai pasivyti? Matau, tu mažiausiai pasidarius. Nu tai ką, tai manau, tu labiausiai ir tiktum. Į pasimatymą su Tomu eina Silvija. Tik pabandyk mane nušpakliuot, gausi ir dūdą. Silvija, 18 metų, patinka neformalai, nemėgsta plikagalvių, bijo soliariumų. Labą dieną. Sveikas. Kuznecova? Jis gal tikrai kažkoks ūkininkas, kaip sakė, rankos šiurkščios ir dar mano veidą švelnulėti su savo šiurkščiom rankom. Viešpatį. Kuznecova? Ne? Ne? Oi ne, kita. Kuznecova, prašom užeiti. Kita. Man labiau ilgaplaukiai patinka. Tai merginai pasakiau kita, nes kai įėjo visa perbalus, aš labiau įsinedau, atrodo, negu jinai manęs įsigando. Manau, kiek tu esi kiek neišauklėtas. Paprašyk mamos, kad tave atgal pagimdytų. Tokios mergaitės nuotrauką galima būtų įdėti į bufetuką, kad vaikai saldainių neimtų. Man atrodo, padėtų. Tomas Silvijai pasakė kita, nes ji pasirodė kukli ir nedrasi. Kuri mergina eis dabar? Na, klausykit. Manau, jis laukia kitos ir kitos. Iš karto pasakė kitas. Tai Tik atėjus? Tik atėjus, net nespėjau pasisveikinti. Kaip man daug žmogus. Manau, Lona, tu turėtum eiti ir, nežinau, ar pasimti šią babkės, ar ką, bet suvystyti. Okay. Dabar į pasimatymą eis Ilona. Dar nei vienas vaikinas blondiniai nepasakė ne. Ilona, 19 metų, studijuoja interjero dizainą, šoka go-go, nekenčia suši. Labas. Sveikas. Kodėl jūs vėluoja, Tomas? Ilona, nevėluoju. Šitiek laiko, aš nežinau, tiek į Lietuvą atšaukiau ir visi išėjo namo. Kaip nors gal? Na, panos, kaip manot, mūsų blondiniai pasiseks? Manau taip, pat kaip tik jie vienas kitam užsitverti. Ir aš parodysiu kokios švelnios mano rankos. Galėtų biškai vyriškumo daugiau, žinau, tokie švelnus, tai nu. Aš net nesupratau, gal jis nelietuvis buvo ar ką, nes sveikinusi kažkaip keistai, nelietuviškai. Tai turbūt vėl čia savo humoro jausmą rodė. Ir klausyk, mes užtrukom maždaug apie 23 minutės. Ir aš tau siūlau arba antrą pasimatymą su manim ir tu darai man masažą, arba pasiėmė pinigus, pradėt gali naują gyvenimą, jau išturtėti, vyrą pasistatyti ir taip toliau, kad reikėsi. Ką pasirinks Ilona, pinigus ar antrą pasimatymą su ūkininku Tomu? Jis gal tikrai kažkoks ūkininkas, kaip sakė, rankos šiurkščios ir dar mano veidą švelnulėti. Galėtų biškai vyriškumo daugiau, žinau, tokie švelnus, tai nu. Tokia keista pasimatymą pirmą kartą su ūkininku, su švelniom rankom ūkininku. Na, manau, kad pažinti reikia tada antrą pasimatymą. Nu ką, lokas, gavai šustrą FIFA, atlaikyk!